užeiti? Žinote, kokios siauros durys. Štai per storą. Kiek daug daiktų. Ai, pom. Karve, ką čia darai mano O name? dieve, kas tu toks? Aš šito namo šeimininkas. Savininkas. Nu tai, o gal galėčiau pas tai apsigyventi? Gerai. O tu čia vienas gyveni? Jo, Ar turi paną? neturi nei vieno. Nu tai gerai. Kaip čia pas tavęs siaura. Biškai gal reikėtų tau praplėsti namą. Ką šiandien veiksim? Gal einam pasivaikščiot? Koks tavo vardas? Mantas. O, mano tai Saulė. Žinai, o gal einam pasivaikščiot? Gerai. Nu gerai, varom pasivaikščiot tada. A kiek tu jau čia metų gyveni šitam name? Toks gražus žiūrau. Nežinau, gal kokius 2. Nu tai jo, gerai tau čia. Nu tai aš tai čia karočią pasiklydus biškė esu. Gyvenau pas tokią čiučiulkę bocę. Tai ta čiučiulkė bocė mane išmetė iš namus ir viskas, o dabar tai buvo ir va, gaila dabar neturiu kur gyventi. Čiučiulkė bocė ten mane valgydino tokiais šlipšiais skanėstais, šūdais visokiais. Putpelėm kažkokiom kirminais, ve. Nesijuok, žinok. Labai neskanu buvo. O kiek tų metų dabar čia? Man tai apie 32, nu, kiek aš ten gyvenau, tai liktai dabar man jau apie gal ir 8-7. Ką žinau, dabar jau man čia liktai dar tram 2. O kiek tau? Nežinau, man tai gal kokie 25. Ai, dar jaunas esi, karočią. Tai, kur sakiau, tai Bobai, kur pas ją gyvenau, tai jai jau apie 150. Dar vis laikos įsivaizduoju, tak žiūriu. Supranti, dar dirbau televizijoje Rūta Lazauskienė, bet kažkaip tai televizijoje mane žmonės iškeikė, sakė, per baisi esu. Tai žinai, va, tai taip ir buvo. Fuck, aš čia apsiperdė. Fuck, aš čia pabizdėjo. Čia tai visados būna. Tai ką tu čia augini, vis dalį Aš kokį? niekada. Kas čia pabizdėjo, fuck, kas čia pabizdėjo?